kviečiame pasisakyti Lietuvos socialdemokratų partijos atstovą. Labą dieną, gerbiami susirinkusi, gerbiami mūsų žiūrovai. Tai man tikrai labai smagu atstovauti Lietuvos socialdemokratų partiją. Tai aš trumpai truputį apie mūsų sąrašą. Kaip ir dera mūsų, sakykime, solidžiai partijai teikiame rinkėjų teismui ilgiausią sąrašą pasirinkimui, kuriame išties yra suderinta ir kompetencija, ir jaunatviškas veržlumas. Netgi 7 kandidatai neturi ir 30 metų. Sakykime, yra daug žmonių jau dabar dirbančių savivaldybėje, kadangi taip pat dirbame koalicijoje, jau turime patirties. Tai ir mūsų administracijos direktoriaus pavaduotoja Klavdija Stepanova, ir mero pavaduotojas Grigorijus Malčianovas, miesto seniūnas Stasys Stetkūnas ir 4 tarybos nariai, kurie mums tenka darbuotis dabartinėje koalicijoje. Tai turime ir patirties, ir jaunimą. Todėl būtent ukmergiškiams teikiame didelį pasirinkimą, kad jie patys reitinguodami išrinktų tuos atstovus, kurie tikrai galės juos atstovauti. Socialdemokratų partijoje esame sutarę, kad svarbiausia yra žmogus. Viskas turi atstovauti žmogui. Tai yra tie sprendimai, kurie priimami bet kuriame lygmenyje, ar centrinėje valdžioje, ar savivaldos lygmenyje, ar dar žemesnė, tai tiesiog viskas turi būti orientuota į žmogų ir tarnauti žmogui, o ne atvirkščiai, kad žmogus dėl kažko tai vergautų. Dėl rajono vizijos, tai laiko mažai, iš tikrųjų, mes netgi, sakykime, 4 metų programą rinkiminę pilną irgi esam sudėlioję, pateikę rinkėjams, tiesiog rinkitės, spręskit. O tolimesnę viziją taip pat pasistengėme tiesiog nupiešti. Nes tikrai esame ne vienadienė partija ir rajono perspektyvą matom ne tik šioje kadencijoje, sakykime, ateinančių 4 metų, bet ir tolimesnėje 10, 15, 20 metų. Tai visų pirmiausiai yra, kad miestas ir rajonas būtų patogus gyventi ir dirbti čia. Tai ir naujų darbo vietų kūrimas ir steigimas, investicijų pritraukimas. Aišku, dabar ir su šilumos ūkiu tie klausimai, tai be abejo, kad reikia orientuotis į atsinaujinančius šaltinius. Mes tai matome. Aišku, gyvenamoji aplinka taip pat turi tarnauti ir būti patogi žmogui, kad jisai galėtų tiek laisvalaikį praleisti čia vietoje, tiek ir dirbti čia. Tai tikrai teikiame rinkėjų teismui sąrašą, rinkitės, įsirinkit ir, kaip mes sakom, tiesiog būtinai dalyvaukite rinkimuose. Koks jūsų bus pasirinkimas toksai? Mes jūs kviečiame balsuoti už mūsų sąrašą, kurio numeris 70. Dėkui, viskas jau. Žodis suteikiamas Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratams, ponia Janina Galiauskienė. Mūsų vizija, kad Ukmergė iš tikrųjų būtų mūsų visų namai ir joje būtų gera gyventi kiekvienam piliečiui. Dabar seniau buvę žmonės Ukmergėje atvykę neatpažįsta miesto, nes jis tapo plikas kaip kūnas. Mūsų vizija – atsinaujinusi savivalda, sumažintos valdymo išlaidos. Ukmergės miestas – kultūros ir turizmo, poilsio, traukos centras. Sieksime turizmo rekreacinės zonos statuso Ukmergės miestui ir rajonui. Turim gražų kraštą, bet jo neišnaudojam. Todėl kursime dviračių takus, atsodinsim gatvėse medžius, išsaugosim ir atkursim Ukmergės senamiestį. Sukursime ištisą infrastruktūrą turizmui, tai Smetonos ir kiti dvarai, partizanų keliai, dviračių baidarių trasos. Didžiosios kovos partizanų parkas turi tapti reprezentacinė Lietuvos pokario kovų už laisvę atminimo vieta. Kaip aktualiausia šios dienos problemas įvardinčiau, tai skaidrumo stoką valdyme, valdymo savanaudiškumą, kryptingai savo ir saviems, savivaldybės įsiskolinimus, savivaldybės administracijos trumparegiškumą, investicijas vis dėlto drįstų sakyti, investicijas į betoną, o ne į darbo vietų kūrimą.
Taip pat kita problema - neskaidri atliekų tvarkymo sistema, dėl kurios viešojo pirkimo procedūros pradėtas ikiteisminis tyrimas. Visiems žinoma šilumos ūkio problema. Ir dar viena problema - tai visiškai pamiršta centrinė miesto dalis su jos nepriklausomybės simboliu. Mes esam kupini idėjų, turim sėkmės planą ir viltį ir tikim, kad Ukmergė atgims ir taps gerovės namais kiekvienam ukmergiškiui. Todėl mes už piliečių savivaldą, už kompetentingą valdymą, už skaidrumą ir viešumą savivaldoj, už tradicinę tautinę kultūrą, už pagarbą žmogui ir už žalią Ukmergę. Ačiū. Dėkui. Dabar kalbės nepriklausomas kandidatas Vydas Paknys. Labas vakaras. Kadangi esu optimistas, manau, kad Ukmergės rajonas turi pakankamai potencialą būti patrauklus ir perspektyvus miestas tiek rajono gyventojų, tiek svečiam. Pilnai pritariu ir nesikartosiu šitai vizijai kryžkelės, kad reiktų verslą traukti, ypač didžiąsias įmonės, kas paskutiniu laiku pakankamai neblogai pavyko turizmo sektorių, irgi galima tikrai gyvinti. Būtina smulkiai aptarti visas miesto esminės problemas ir sprendimus su bendruomenė ir ypač norėčiau pabrėžti su specialistais ir kompetentingais žmonėmis, kurie toje srityje daug metų dirba. Būtina išnaudoti kaimo bendruomenių potencialą. Ar tai būtų amatai, ar senieji amatai, ar smulki žemdirbystė. Didžiausias problemas, kurias aš matau ir kurias manau pakankamai gerai suprantu, tai yra šilumos ūkio problemos. Esu giliai įsitikinęs, kad tik kompleksinėmis priemonėmis galime spręsti tą klausimą. Tai yra pirmas punktas - visapusiškas gyventojų informavimas daugiabučių namų apie esamą būklę. Informacija yra brangiausia pasaulyje, žinodami žmonės, kur yra problema, ras ir sprendimus. Antras dalykas - tai yra techninės organizacinės priemonės. Tai čia irgi būtų šilumos tinklų renovacija be kanalius, vamzdynas, tai būtų ir biokuro įvedimas. Kita problema, kur būsiu šiek tiek nepopuliarus, bet daugiabučių namų mes vis tiek sugriauti negalėsim leisti. Ar dalinė renovacija, ar kompleksinė, jinai neišvengiama, anksčiau ar vėliau ateis. Tai tik tokiom kompleksiniam priemonėmis išgelbėsim, sakysim, padėsim Ukmergės šilumos ūkiui. Kol daugiausiai nenorėčiau, kad gautųsi vakuumas, kuomet juridiniai dalykai 5 ar 4 metai, kur nusimato, bus sprendžiami, o techniniai sprendimai nebus priimami. Tai mes atsiliktumėm šiek tiek, tada sunku būtų pasivyti. Komunalinis ūkis, daugiabučių namų administravimas. Čia irgi siūlyčiau, reiškia, eiti į tą pusę. Ne gaisrų gesinimą, reiškia, atlikinėti, o tiesiog irgi prevencinės priemonės vykdyti. Informuoti žmonės apie susidariusią situaciją. Dar kame matau šiokią tokią problemėlę, tai kad žodis darom kartais eina, reiškia, gale visų veiksmų. Aš norėčiau, kad ateityje būtų daugiau pasverta, pamatuota, įsitikinta, įsigilinta ir po to tik tai daroma ir atliekami veiksmai. O šiaip tikiu ir manau, kad žmogus profesionalas nei opozicijai, nei pozicijai nebus, kaip pasakyti, kliūtis ir bus geras patarėjas ir kompetentingas konsultantas. Ačiū visiems. Pagal numerį turėtų kalbėti partijos Tvarka ir Teisingumas atstovas, tačiau jie dar nepasirodė. Todėl žodį suteikėme Krikščionių partijos atstovui, gerbiamam Skapui. Labas vakaras visiems. Visų pirma, noriu padėkoti Gimtosios žemės laikraščiui už šitą gražų renginį. Mums, kaip jaunai partijai, Ukmergės skyriui, labai malonu, daug yra iš tikrųjų ir nematytų veidų, nes mes neturim savo atstovo taryboje. Trumpai apie mus, mes įsikūrėm spalio vidury 10 metų. Šiuo metu turim 100 narių. Mūsų komanda yra tikrai kompetentinga. Mes esam gerai besitvarkantis, didžioji dalis, aišku, mūsų sąraše yra gerai besitvarkančių ūkininkų. Tikrai nesupraskit, kad yra tik ūkininkai mūsų partijai, taip pat yra ir medicinos, ir švietimo atstovų. O pagrindinė vizija būtų, mūsų aišku tik tokia, tik šviesi Ukmergės kaip miesto, kaip rajono.
yra be galo daug neišnaudotas sričių, tai ir magistralės, sakykime, Vilnius, Panevėžys, Kaunas Zarasai, Daugpilis, šitie keliai, kurie gali iš tikrųjų duoti daug peno smulkiam verslui ir jis galėtų klestėti. Be abejo, čia yra planai, sakykime, kiek aš susipažinęs ir savivaldybės yra daug minčių nuo Ukmergės iki Šventupio palei Šventą yra tiesti tipo dviračių takus, tačiau tai yra neįgyvendinta, tai tęsiasi jau kuris laikas. Iš tikrųjų, šitos būtų iniciatyvos pirmoje eilėje. Be abejo, šilumos ūkio problema gali pasirodyti tokia viena svarbiausių dabar mūsų rajonui, bet iš tikrųjų tikrai yra dalis ir išpūstatos, reikėjo, iš esmės, jinai aktuali pasidarė tik tai tada, kai yra paskelbta ekstremali padėtis. Iš tikrųjų nėra jinai taip jau viena iš aktualiausių, yra žinoma ir aktualesnių. Tai ir daugiabučių renovacija, nelabai žinau, kad vyktų, sakykime, mūsų rajone. Kitas dalykas yra, sakykime, iš ūkių visai stovi toks dalykas, kaip kad antrinių, ar tai šiltų, sakykime, įsisavinimas, tai, suprantat visi, apie ką aš kalbu, būtų daug pigesnis kuras, jeigu mes, sakytume, galėtume, kaip ūkininkai rajono, būt skatinami, kad patiekti į, sakykime, vietinį rajoną, kalbėkime, Respublikos mastu, būtų dėl šildymo katilinėse, šiltai. Tai tiek yra trumpas pasisakymas, tai šiuo metu aš ir baigsiu. Labai dėkui. Aš už padėką, bet norėčiau priminti, kad šį renginį organizavo naujienų portalas Ukmergė LT kartu su Gimtąja žemė. Taip pat jeigu dėkui, tai ir naujienų portalui. Ir dabar žodį suteiksime Lietuvos liberalų sąjūdžio rajono skyriaus pirmininkai, gerbiamai Linai Sukackienei. Labas vakaras visiems. Prieš keletą metų, rašydama scenarijų Lietuvos kino studijos filmui, šaltiniuose radau labai įdomų dalyką, kad ukmergiškiai savo laiku, tiksliai negaliu jums dabar laiko pasakyti, kėlė bylą savo valdžiai, kad jiems blogai vadovauja. Ar nesikartoja istorijos pamokos? Kiekvieną kartą, o dabar konkrečiai baigiantis šiai kadencijai, mes matome ir jaučiame didelį nerimą žmonių protuose ir širdyse dėl daugelio klausimų. Ir todėl mūsų partijos pagal mūsų numerį 143 naujos tarybos traukinys siūlo į mūsų vagonus sėsti tiems, kurie linkę susitarti dėl gražesnės, sąžiningesnės ir tvarkingesnės Ukmergės. Labai skaudu, kad mūsų valdantieji paminė orumą žmogaus. Tiesiog iš savo dienotvarkės išrašė daugelį atvejų socialinį teisingumą, o liberalų sąjūdis sako, kad sudėtingoje situacijoje reikia tik tai sveiko proto. Ir sveiko proto susitelkusiai komandai galime išeiti iš bet kokios padėties. Mes tikime, kad tokia komanda ir ateis. Laukiame jūsų palaikymo. Dėkui ir labai norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems, kad iš tiesų brangino savo ir kitų laiką, tuo pačiu ir gerbdami vieni kitus. Dabar, jeigu leisite, tai pradėsime vadinamai antrąjį raundą. Noriu pasakyti, kad jums bus pateikta po vieną klausimą, kurį jums paruošėme iš anksto, nei vienai partijai to nepasakė, nei viena iš jūsų nežino, ko mes klausime. Tačiau manau, kad tikrai atsakyti nebus sunku, todėl kad klausimai paruošti truputį pastudijavus jūsų rinkiminės programas.